Sveiki, mes iš Panevėžio Žemynos pagrindinės mokyklos prie Rotušės Eglės. Ir žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje. Nors gamtoje dar ne žiema ir šią akimirką, kai mes filmuojame savo programą, Kauno Rotušėje nėra nei kruopelytės sniego. Tačiau eglė, nuostabi eglė, tiesa nekvepianti, jau čia stovi. Ir jeigu jūs atkreipsit dėmesį, vietoje šakų tarytum krepšinio kamuoliai. Tiesa, ne oranžiniai, o žali. Džiaugsmas visiems artėja. Šventus kalėdus ir krepšininkams, ir žiūrovams, bet labiausia atrodo vaikučiams, kurių čia netrūksta nuo ryto iki vakaro. Kaip ir Vilniuje Siemens arenoje. Vilniaus krepšinio mokyklos bei sostinės krepšinio mokyklos vaikai išbėga net į Siemens didžiąją areną ir žaidžia tarpusavyje. Zaikis rauba neiešla. Jie visi daug buvo. Ir čia puikus metimas iš baudos aikštelės. Dominykas Kliukas. Mušė. Ilgiai iš šio krepšininko taškai. Rezultatas tampa lygus. Paskutinė šio atkaklaus intriguojimo ir nenusidėjimo mačo minutė. Iškėlė savo komandą. Nagi pasirodė. Lieka 50 sekundžių iki mačo pabaigos. Riesto matys sugriuvo. Atvykęs į Vilniaus krepšinio mokyklą. Skirtas lietuviams Arnėmis. Mes petin kovojam viens, du, o tada mano žygiojam viens, du. Sveiki visi, aš esu Andrius Čerškus, vienas sostinės krepšinio mokyklos steigėjų. Prieš 5 metus įkūrėme šią mokyklą ir šiemet turime jau beveik 2000 auklėtinių Vilniuje ir Vilniaus rajone. Stengiamės mažuosius krepšininkus stebinti įvairiomis staigmenomis ir bendradarbiavome jau ne pirmą sezoną su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Vaikai turi galimybę pasirodyti ant Siemens arenos parketo. Stengiamės sugalvoti nuolat neįprastų renginių, nes atrodo, kad krepšinio rungtynėse norisi ir papildomos veiklos žiūrovams, taip kad sugalvojame šiemet su Lietuvos Ryto klubu ir sumanėme tokią neįprastą dvikovą. Lietuvos Ryto šokėjas prieš mūsų 9-mečius berniukus. Ir rungtynės po labai atkaklios kovos rezultatu 2-1 laimėjo Lietuvos Ryto šokėjas. Mes labai norim revanšo ir treneris nori revanšo, labai tikimės, kad šokėjas dar kartą sutiks su mumis sužaisti ir suteiks vaikam progą atsirevanšuoti, nes jie labai nusiminė, kad pralaimėjo. Per Lietuvos Ryto ir Novo Mestą Kirka rungtynių didžiąją pertrauką Siemens arenoje į aikštelę Lietuvos Ryto komanda padovanojo galimybę pasirodyti mūsų 11-mečių ir 12-mečių komandams. Kadangi jie žaidė tarpusavyje, o 11-mečiai buvo metais jaunesni, Lietuvos Ryto komanda jiems ištiesė pagalbos ranką ir mažiesiems padėjo Lietuvos Ryto pergalių talismanas Geležinis Vilkas. Tikėjomės, kad jis padės gąsdinti varžovus ir padės jaunesniems iškovoti pergalę. Gaila, Geležinis Vilkas nepadėjo, vyresni laimėjo 8-2, bet vaikam tai buvo labai įsimintinos rungtynės ir kiek teko kalbėtis su tėveliais, vaikams drebėjo ir kojos, ir rankos, žinot, pasirodyti tiek daug tūkstančių gerbėjų akivaizdoje. Pirmą kartą vaikams iš tikrųjų reikia didelės drąsos. Stengiamės būti ne tik krepšinio mokykla, bet ir daugiau. Stengiamės, kad vaikai turėtų
smagų užsiėmimą ir gyvenimo būdą, kad mes būtume viena didelė bendruomenė. Mūsų vienyje jau 2000 auklėtinių plus tėveliai. Stengiamės aktyviai vykdyti žygius. Pavyzdžiui, neseniai buvo įvykęs krepšininkų lunatikų žygis. Visi naktį išėjom į gamtą ir vaikščiojom po Belmonto mišką. Tai vaikams irgi buvo labai didelė pramoga. Šventos Kalėdos ne tik džiaugsmo, bet ir susitaikymo šventė. Deja, krepšinio pasaulyje kažkodėl kuo toliau, tuo daugiau vieni kitais nepatenkinti, o gal net ir vieni kitiems labai pavydė. Štai viename dienraštyje be perstojo kritikuojama Lietuvos krepšinio federacija ir jos vadovai, išskyrus Arvydą Sabonį, dar jo prisibijoma. Ir dar prisimename, kiek buvo pastatyta sporto arenų Lietuvoje dėl Europos čempionato varžybų. Blogai, dar blogiau, kad Kauno Grūdai skyrė 10 milijonų Lietuvos krepšinio federacijai, kad būtų rengiamas turnyras, atrankos olimpinis turnyras mūsų šalyje. Žodžiu, ką kas bedarytų krepšinėje, kai kam vis blogai, blogai ir blogai. Taigi, džiaugtis ar liūdėt, parodys Liepos mėnuo, kad atrankos krepšinio turnyras į Londono olimpinės žaidynės vyks Venesueloje, pamatysime. Tačiau viena aišku, kad mūsų patys aistringiausi sirgaliai bus tenai ir Pietų Amerikoje. Taip kaip Zenonas Navickas, buvęs kaunietis prieš 30 metų, o dabar Anykštėnas iš Svėdasų į vienas rungtynes paskui Žalgirį į Leningradą, dabartinį Sankt Peterburgą, keliavo 2 lėktuvais ir 3 traukiniais. Įdomi jau ta istorija kelionės. Paskelbė, kad sekančią dieną nerodys tų rungtynių kažkodėl tai. Baisiai sunerimau, po darbo grįžęs galvoju, ryt rungtynės, o aš jų nematysiu. Ką daryti? Reikia važiuoti. Sėdam į traukinį iš Kauno į Vilnių, ten bilietų nėra, nuliūdino. O ką daryti? Reikia važiuoti į Rygą, ten arčiau, Klaipėdos traukinių į Šiaulius, iš Šiaulių į Rygą. Rygoj nulėkiam, o ten traukinių krūva, bet jau visi išvažiavę prieš keletą minučių. Kito reiktų laukti visą parą. Nu ką daryti? Nuliūdę. Dingt mintis, ogi lėktuvai dar yra. Tuomet tai kainavo kapeikas, kaip sakant. Nu ir ką, nulėkiam į aerouostą ryte, o ten irgi tiesioginio tai nėra reiso. Jeigu skristume tiesioginiu, tai jau būtų po rungtynių. Nu ką daryti? Sako, už valandos bus lėktuvas į Liepoją, o ten už poros valandų galėsit skristi į Leningradą. Ir kaip tik paskaičiau, kad ten apie 2 valandą, po 2 truputį bus į Leningradą. Rungtynės 4, nu tai spėsiu. Nuvažiuoju ten prie tų rūmų, tyku ramu, negyvos dvasios, jokių reklamų, nieko. Kas čia dabar? Užlieta visa salė ledo ritulio rungtynės bus. Trenirovačный зал Спартака есть. Давай везите туда, побыстрее, полчаса только, tik tai pusę valandos iki rungtynių. Pirmo kėlinio tai nemačiau, nes durys jau užrakintos, girdžiu triukšmą viduj. Einu aplink, niekas neįleidžia, paskiau per pertrauką atidarė ten duris ir paaiškino, kad labai maža salė, aišku, dėl ko ir transliacija negalėjo vykti, nes tada ir kameros buvo didelės. Ir iš pasigailėjimo atidarė langus ant palangės, leido pažiūrėti antrą kėlinį. Dabar žiūrovai labai išpaikinti. Jie tik veržėsi, ačiū Dievui, į naująją Žalgirio areną. O štai Žalgirio treniruočio salėje, buvusioje Kaustoje, kaip mes ją vadiname, net šalimais gyvenantis tingi užsukti, nors tenai žaidžia jaunieji žalgiriečiai, taip pat Kauno Balto komanda. Šį kartą ji susitiko Baltijos krepšinio lygos varžybose su Kėdainių Nevėžiu. Trečias kėlinys lėmė tą rezultatą tokį.
ir nesusigynėm, praleidom 28 taškus, kaip per pirmą pusę tik tai 33. Nežinau, kas atsitiko, studijuosim, analizuosim, o bendrai komanda dar tik tai klijuojasi, daug pakeitimų buvo jau sezono eigoje. Bandom surasti savo žaidimą, bandom įjungti naujus žaidėjus į komandą. Sekasi paskutinės kelias varžybas prastai, anksčiau prieš savaitę jau buvom liktai pagavę savo žaidimą, dabar vėl subirėjom. Nežinau, tos dalykus dėliosime, žiūrėsim, kur yra bėdos ir kur tos problemos ir bandysim ją šalinti. Žaidėjų kaita tai čia lengviausias dalykas, tai reikia išmokti dirbti su tais, ką turim ir sulipdyti vieną visumą iš tų visų žaidėjų. Čia nemanau, kad gali visko įvykti, trūksta biškutį didelių žmonių, bet šiai minutį negaliu atsakyti, ar bus naujų žaidėjų ar ne. Mūsų komanda iš tikrųjų, nors ir jauna, bet tas, kas matė, turėjo suprasti, kaip kovojama, kaip iš tikrųjų dėl kiekvieno kamuolio, ką mokam, tą parodom, gal kartais net ir daugiau. Patirties trūksta, bet mes mokomės ir manau, kad savo rezultatus visą laiką taisysime. Bet svarbiausia, kad mes šiam čempionate tobulėtumėm, visi žaidėjai gauna pakankamai sužaisti laiko ir atskleisti galimybėm jie turi daug šansų. Treneris jiems suteikia, mes čia tikrai dirbam kokybiškai ir visi žaidėjai patenkinti, ką išmoksta treniruotėse. Deja, kartais ne visada pavyksta parodyti varžybose, tačiau tos aistros, kovos, kokią ir šiandien matėme, tikrai daug kas galėtų pavydėti, netgi galbūt ir pagrindinė mūsų komanda. Norėčiau dar padėkoti sirgaliams, kurie nors dar nelabai gausiai, bet jau vis daugiau ateina ir varžybos. Ir šį savaitgalį turėsim porą LKL rungtynių, vienas iš jų namuose, ateinantį šeštadienį čia Kaustoje ir tikrai prašom nenusivilsite. Sergejus Jovaiša, Baltų komandos direktorius, o prieš ketvirtį amžiaus auksinio Žalgirio laikais jis buvo įvardijamas kaip gudrusis Lapinas. Gruodžio 17-ąją Seržas šventė savo gimtadienį, su kuo mes jį dar kartą ir sveikiname. Ir jo buvęs komandos draugas Arvydas Sabonis taip pat yra šaulys. Tačiau su juo susitiksime jau antroje mūsų programos dalyje.